Sveikas, mielas mezgėjas, manau atėjo laikas pakalbėti apie virbalus, ne vien tik apie siūlus. Pirmiausia, noriu pasidalinti, kas dabar, ne tik kas pas mane ant virbalų, bet kokie pas mane dabar virbalai. Tai yra Knit Pro, va tokie, va 12 numerio virbaliukai. Valas yra ne iš tos serijos, iš Lantermūnų. Man jis yra pats geriausias, dėl to, bet kas yra gerai Knit Pro gamyklai. Valai tinka ne tik visoms jų virbalų serijoms, bet ir dar netgi kitoms gamykloms. Tai ir Lyki, ir Tulip galima naudotis iš tais valais, o tai yra labai didelis pliusas. O valai pastaruoju metu iš Knit Pro yra tikrai labai pagerėję. Man numero 1 tai yra Lantermūn valai. Toliau eina visi kiti pagerinti irgi valai, kurie rotaciniai. Taip, jie yra plius. Taip, apie virbalus. Taip, stori virbalai, o siūlai yra va tokie. Va tai yra mohera, stora mohera, 370 metrų 100 gramų. Turi ilgą pūką. Štai yra mohera šilko pagrindu. Daug kalbėjau apie šitos siūlus, dar keli šimtai gramų yra likę ir galvoju, galbūt reiks vasarai užsipirkti ir daugiau šitų siūlų, nes megzti galima panašaus dydžio virbalais ir gaminys gaunasi, toks labai vasariškas. Pasižiūrėkime. Tai yra mohera su žvyneliais. Suderinu. Ir kadangi vienu siūlu aš mezgiau šitą moherytę numerio 10, tai pridėjus poliamidą su žvyneliais, aš paėmiau dar porą numerių didesnius virbalus. Dabar aš nelabai galiu parodyti, pasiėmiau valiuką ne patį ilgiausią, jeigu demonstravimui reikėtų perverti arba prijungti ilgesnį valą, kad išskleisti. Iš tikrųjų nėra čia dar ko labai skleisti, yra tik pradžia megztuko, galbūt bus kardiganas. Turbūt bus kardiganas su iškirpte. Nesvarbu. Žodžiu, didelės akys, siūlai užpildo tarpus, nieko čia labai daug nesišvies. Žodžiu, pats tas užmestukas vasarai, o dar jeigu su žvynelės, tai yra super, super, super. Visom rekomenduoju kažką tokio panašaus pabandyti. Taigi, kalbam apie virbalus. Čia yra Knit Pro ir pirmas mano rinkinys irgi buvo Knit Pro, bet ten buvo truputėlį prastesnės kokybės virbaliukai. Toliau įsigijau aš Mindful. Mindful yra plieniniai virbalai. Jie net tokie slidūs, tai nėra kažkokia poliruota, poliruotas metalas iki stiklo, dėl to jis yra vidutinio slidumo. Jų galiukai šitų virbalų yra tokie ganėtinai smailūs. Iš neįpratimo man reikėjo truputį pakeisti pačią tą mezgimą visą techniką, nes badžiausi pirštus juos. Bet šiaip iš tikrųjų pripratau ir kažkaip nebesinori bukesnių. Tai liečia ir čiagų, kuriuos turiu. Ir labai man jie patinka, bet yra minusas, kad prie visko bet ko tą valą nepridėsi, tik prie čiagų. Matote, šitame rinkinyje daug yra visokių kitokių spalvų. Tai čia rinkiniuose atsiranda. Ir va šitie rožiniai Tulip virbaliukai. Aš juos dabar atsivežiau papildomai ir kad ir mano klientai turėtų galimybę jų įsigyti. Pačių įnamiausių dydžių, tai trečias 3,5, 4 ir 4,5. Kuo šitie virbalai yra geri? Pirmiausia, kaip sakiau, jie yra universalūs. Jiem tinka Knit Pro valai. Toliau yra jų spalva. Šitą rožinę spalvą, patikėkit, virbala mūsų akims, kurios visą dieną prie kompiuterio sėdė ir tikrai yra pavargusios, o su amžiumi dar visokių dalykų prasideda, yra tikras balzamas. Jeigu man patinka megzti su plieniniais virbalais, su galbūt Tulip virbaliukais,
Bet šita spalva yra gydanti. Tikrai visom rekomenduoju, kuriam akelis pavargsta. Tuo labiau, kad juos labai lengvai galima priderinti prie valų jau turimų. Užtenka, jeigu turime belę kokį valą iš Knit Pro, tai labai lengvai mes priderinsim ir šitos virbaliukus. Pabandykit nuo vieno numerio, pamatysit, ar blogesnis apšvietimas. Jie šviečia su visokiais siūlais, aišku, ne rožiniais, taip, ir balti, ir tamsus. Ir ta tokia graži spalva, tiesiog gydanti yra mūsų akims. Kas galėjo pagalvoti. Iš tikrųjų, tai yra patvirtinta mano asmeninė patirtim ir tikrai šitus virbaliukus būtent tokiam dalykui rekomenduoju. Man šiaip jie yra šiek tiek bukesni už lantermonus ir lantermonai yra viršūnė, kur čia jie. Tai paliekam šitą mano pirmą rinkinuką. Taigi pliusas yra tas, kad jie yra pakankamai smaili, labai geros kokybės metalas ir kaina, superinė kaina. Beje, visiems virbalams šią savaitę, virbalų rinkiniams, mano siūlai taiko akciją ir ten galima nusipirkti, paskui pakalbėsim, parodysiu tuos virbalus, labai gera kaina. Taip, čia yra toksai mano darbinis arkliukas, buvo pirmas, tikrai geri virbalai kokybiški, toliau mano atradimas yra lantermonų virbalai. Paimsiu, parodysiu didžiausią. Tai yra ypatingai sumažintas virbalų slydimas mezgant. Megzčiau su jais viską, bet tikrai juodų siūlų negalėčiau megzti. Ir negalėčiau megzti, pavyzdžiui, jeigu man reikia ypatingai didelio virbalo. Aš šituos virbalus rinkausi pagal svorį, nes aš pažiūrėjau, jie yra sunkesni. Jų irgi yra, man atrodo, 10 ir 12 numeris, bet jie yra sunkesni ir šiuo atveju žiūrėjau plastikinius ir iš tos melodė, jie yra tokio pat sunkumo, vieni lengviausių iš storų virbalų. Taip, tai čia yra ir valai, ir kokybė, ir grožis. Aš nekalbėsiu galbūt apie absoliutų patogumą, man galbūt vis tik tai šitas rinkinys yra geresnis, ta prasme daugiau ir kompaktiškai labiau telpa visokių virbalų, bet kokybė lantermonų yra kažkas tokio. Čia aš nemanau, kad visiems jie labai tiks ir patiks, yra įvairių pasirinkimų, bet pabandyti tikrai rekomenduoju. Nes iš tikrųjų daug žmonių, kurie pabandė, pasakė, taip, tai yra mano virbalai. Sekantis mano virbalų rinkinukas, tai yra Tulip. Tiek gerų atsiliepimų aš girdėjau apie juos, matote, čia truputėlį ir lantermonai. Jeigu čia atsiranda tuščios vietos ir mezginyje jau yra panaudojami virbalai, tai čia atsiranda ir kitų serijų. Žinot, tokie per šokimai įmanomi. Pabandysit, pamatysit tikrai. Ir aš nemanau, kad čia labai blogai. Žodžiu, telpa daug virbaliukų. Taip, šitas rinkinys irgi yra vienas iš brangiausių, bet tokia tobula mezgėja, kaip aš gali gimtadienį pasidovanoti. Kas dar yra gerai šituose virbaluose? Pirmiausia, valas pas juos yra superinis, nesulyginsim su kitais japoniškais valais. Nebesakysiu pavadinimą. Labai geras valas, labai preciziškas prijungimas. Čia ir dar jiems tinka, su tokiu plius minus išlyga ir Knit Pro valai. Tai jeigu mezgame mes, sakykime, su 60-80 valų, 60-80 cm valų, tai jeigu reikia mums staigiai prijungti kažkokį ilgesnį, sakykime, 1,50 m, tai žymiai pigesnis ir visiškai geras yra Knit Pro valiukas. Tai tinka, reiškia, ir visi galiukai, ir sujungėjai, ir viskas. Dabar Tulip techniką tikrai rekomenduoju pasibandyti. Dabar parduotuvėje turiu tokius nesujungiamus virbalus ant valo. Vat tai yra rotaciniai valai. Precizika pajungime, precizika valia.
Virbalas bambukinis irgi geras. Tai nenustebėsim tuo geru bambuku, daug kas turi to gero bambuko, bet visa kita. Tai yra Japonija. Sakykime taip, jie turi kažką tokio. Taip, šitie virbaliukai. Ta prasme, čia jau aukštasis pilotažas tiem, kas gali, kas nori, kas daug mezga ir turi finansinę galimybę. Tai tikrai irgi labai rekomenduotinas dalykas. Juos irgi galiu užsakyti, tai būtų pagal individualų užsakymą, nes tikrai kaina ir viskas yra labai. Lygiai bleš. Fantastika pavargusiom akim. Lantermonai patys mano asmeninė nuomonė. Man tinkamiausi virbalai ir net pro visos serijos. Man jos patinka, kad galima visaip jas vieną su kita derinti. Dar perkant šitą rinkinį, kuris visą šią savaitę dar bus su nuolaida, buvo iki gegužės, bet pratęsiam truputėlį ilgesniam laikui, rasite štai tokią atskirą maišelį, taip, kuriame yra labai daug visokių aksesuarų. Tai ir virbalų numerio matuoklis, ir 3 valai, ir visokie šitie, ir valų sujungėjai, ir viskas. Tai su tokia dovanėlė gausite praktiškai viską. Tai yra bazinis rinkinys, o toliau galima prisipirkti įvairių spalvų, įvairių kitų dalykų. Taip, šalia virbalų su valu, pas mane parduotuvėje yra virbalai, Mindful virbalai, geri, labai kokybiški plieniniai virbalai kojinėms. Taip, jie irgi parduodami su nuolaida visą šią savaitę. Dar vienas rinkinukas laukia Lantermon gerbėjų. Na, kažkas tokio. Jeigu turite vieną numeriuką ir galvojate, kaip čia ir patiko, tai tikrai reikalingas visas rinkinys. Kam reikalingas visas rinkinys? Tam, kad galėtumėm gražiai žongliruoti tarp numerių. Čia, sakykime, pas mane irgi daug jau atsiradė visokių grožybių šalutinių, bet jeigu man reikia 3 numerio, paskui pagalvoju, o galbūt ir 3,5, o galbūt 4, galbūt ilgesnio, galbūt trumpesnio valo, galbūt dar kažko, tai visi galbūt yra šitame rinkinyje išpildyti. Dar yra vienas didžiulis rinkinys bambuko Knit Pro rinkinių, virbalų rinkinys. Tai yra netgi, kiek čia, palaukit, tuoj pasakysiu, nes čia ne viskas matosi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, čia dar atsidaro dar vienas. Tai 10 virbaliukų. Bambukas Knit Pro. Reiškia, tinka visi valai Knit Pro. Ir čia yra jau valų. 4 valai. Ir taip, tai yra bazinis irgi rinkinys, kam patinka bambukas. Tikrai rekomenduoju ir kaina labai, nesulyginama su kitų gamyklų. Ir toksai gražus, aš jau nebedarysiu, čia su viena ranka niekaip aš nedarysiu. Tikrai rekomenduoju, kam kas knieti, galvoja apie rinkinį, išbandyti ir šią savaitę nedelsti. Taip, kaip ir viskas. Tai jeigu mezgame ne po vieną megztuką, o daugiau į metus, tai mūsų instrumentai turi būti tikrai geri. Štai čia. Aš tiesiog demonstruoju, kaip ant vieno valo mes galim kombinuoti virbalus. Dar vienas dalykas, kuo gerai rinkinyje, kai yra daug numerių. Vienas virbalas gali būti mažesnio numerio. Taip. Ir taip galime mes išlyginti savo eiliškumą. Tas virbalas, kuris darbinis, jisai turėtų būti storesnis, o nuo kurio nuimam akis, jis gali būti lengvesnis. Taip lengviau mes paimam akis ir tikrai yra komfortabilus mezgimas. Tai to mes nepadarysime su jau, sakykime, su komponuotais virbalais, kurie
tos galimybės keisti virbalus neturi. Kągi, linkiu smagaus savaitgalio, nepamirškit savo hobių, nes visą laiką atsiranda minutė tarp pomidorų persodinimo, kurią norim tiesiog ištiesti nugarą ir pasimėgauti. Iki.